Olibet. Premium EuroLeague Basketball rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas visiems tiems, kurie žiūrit. Čia Eurolygos ambasada. Sveikas gyvas Martynai. Kaip visada puikiai atrodai. Nusiteikęs, viskas gerai. Gerą nuotaiką. Iškart prie reikalų, nes buvo įdomi savaitė. Tokia pat įdomi savaitė matyt laukia ir šita, bet tavėje šiek tiek vėliau. Ir aš galvoju vis tiek gal gražu būtų pradėti nuo trumpai. Gražiausi momentai, kas pačiam labiausiai patiko, ar to tikėjais. Aš kalbu apie Žalgirio ir Panathinaikoso dvikovą. Tai jeigu gražiausi momentai, tai tik tai, žinai, tas dėjimas, tai tikėjausi tokio dėjimo, žinai, iš Lonnie Walkerio. Tai aišku, tikėjausi. Kad ne vieną, bet... Kad ten ne vieną, tas vienas buvo jau toks epic. Ten tie kiti paskui po to pirmo, žinai, kaip pirmo tokį didinį, ten tie kiti atrodo, kad jau paprastai, žinai, būtų atvirkščiai. Jis gal, žinai, sumaišė repertuarą, tipo šitas turėjo būti vėliau, bet, taip jau išėjo. Ai, galvoju, natūraliai gavosi, tai patiko tas dėjimas, visą Europą mačiau aiktelio, išskyrus Žalgirio žaidėjai, kurie irgi aiktelio, bet pasisakė, kad turėjo progą pamatyti ir per treniruotės tokių ne vieną, ne du ir jų ten labai stipriai, kaip aš supratau, nenustebino. Taip, ta reakcija, aišku, iššūkė, kai tu padarai tą per oficialias rungtynes ir ten per du žmonės ir iš niekur, kad kažkoks buvo nustebimas ir sukrėtimas, manau, daugeliui buvo ir man, aš irgi toksai pagalvoju, kad atrodo, kad iš nieko tiesiog atėmės, žinai, krepšį ir užbaigs ataką, bet su tokiom emocijom, su dviem rankom, nuo dviejų kojų, per du žmonės, sakau, Europoje retai pamatysi, kada iš gynėjų, sakykime, prasivežimo metu tokių dėjimų ir tikrai įstrigo ant tiek, kad paskui ten tą, kai perėmė kamuolį antrojo rungtynių pusę ir nubėgo tiesiog su dviem rankom įdėjo, kur irgi dauguma Eurolygos žaidėjų ir gynėjų tikrai tokio negalėtų dėjimo įdėto, jisai nubėgo taip lengvai, pašoko truputį, tokį įkrovė, kaip aš sakau, į kibirą ir tiek. Man tavęs noris paklausti iš to kampo, kad aš su baime laukiau tų rungtynių, nes galvoju, kaip čia bus, žinai, ar vėl bus taip, kaip buvo pastarosios, kur atrodo, kad visa komanda nebežaidžia, žiūri tik į vieną žmogų, bet dabar šitas žmogus sužaidė, tikrai, super, ar ne, bet ir visa komanda atrodė visai kitaip ir matyt, tos kelios treniruotės, kurios buvo dėl grafiko, jos, reikalingas daiktas šiais laikais dar, ar ne? Tai reikalingas ypač jam, kai jam pirmos turbūt apskritai netgi netreniruotės su Žalgiriu, o apskritai tokio tipo treniruotės, aš manau, kad tos treniruotės apskritai labai stipriai skiriasi nuo proceso, kuris yra už Atlanto ir ta visa, sakykime, medžiagos kokie skautingo vyksta darbai ten NBA reguliariam sezone, ten niekas taip rimtai tas rungtynės nežiūri, tu žinai prieš ką žaidži, daugiau vienas prieš vieną, ten tos pagalbos, o čia vis tiek, manau, kad tos informacijos gavo labai daug ir neatsitiktinumas, kad jo, sakykime, kiekvienos rungtynės pagal rezultatyvumą, naudingumą ir apskritai kokybę eina į viršų ir tą savaitę be rungtynių, sakykime, Eurolygų, bet ne dvigubą savaitę, o daugiau treniruočių, ką manau ir šita savaitė, kuri buvo, sakykime, tas buvo FIBA langas ir irgi Eurolygos ne dvigubą savaitę dar viena, ko anksčiau nebuvo iš eilės dviejų, nes būdavo kas antrą dvigubą, tai dar vieną savaitę ekstra, tai manau, kad dar bus žingsnis į priekį, kas liečia jo kokybę, nors atrodo, kad pamatėm tikrai pakankamai kokybišką krepšinį jau praeitos rungtynėse, tai tas taimingas vadinamas ir plus, kai tu apsiloši namie Panathinaikose ir plus, kai pas tave atvažiuoja nelabai gyva Baskonija su visa pagarba, tai manau, kad dabar tam vadinam taimingė tikrai yra Žalgiris ir pats Lonnie Walkeris ir manau trinkėri yra patenkintas, kaip viskas dėliojasi dabar. Gerai, aš noriu tavęs tokį, tolsim po to jau nuo Žalgirio, bet vis tiek, ta prasme, toks komanda atrodė gražiai, ne? Taip, ne? Kas būtų, jeigu būtų, aš tavęs noriu paklausti. Įsivaizduokim, kad nežinau, trinkėri, gal Jankūnas atima iš Walkerio telefoną, atjungia jam internetą, kad su juo negalėtų susisiekti agentai ir kad nepraneštų apie tai, kad galbūt jis gali grįžti į NBA. Ir, įsivaizduojam, kad Walkeris lieka visam likusiam sezonui. Kuo toliau, tuo labiau atrodo ir pats nori įsiliet, labai stengiasi, ne? Visa komanda padeda, turim rimtą žaidėją aikštelėje, ne? Ir kaip tai gali keisti visus Žalgirio reikalus šiame sezone? Jeigu jis lieka, ir dar kalėdų proga įsigijam kokį centrą. Na tai čia
stebuklų tikrai metas būtų, jeigu įsigyti dar į centrą po... Aš kažką šiandien skaičiau, kad vėl gandžiukai kažkur sklando. Kalėdų eglutė, jeigu rastų dar kokį nors, nežinau, 4-5 numeriuką, tai aišku būtų fantastika ir aišku, jeigu Walkeris liktų iki sezono galo irgi būtų fantastika. Aš tai dar kol kas netmetu tos galimybės, kad tai visai yra įmanoma, nes ten būna ir tais NBA klubais, ten aišku, kas ko nori, kam ko reikia ir panašiai. Plus, sakykim, ten tas jo išėjimas iki vasario mėnesio, vasario pradžioje, kaip aš suprantu, tai po vienų tokių, sakykim, tikrai solidžių, gerų, užtikrintų rungtynių, man nesinorėtų, taip, pamatėm tą potencialą ir panašiai, sužaistų tokias 4 išėlės, grinai kas būtų, jeigu būtų, sužaistų tokias kokias 4-5 išėlės, sakykim, Eurolygoje, taip, prieš Baskonį aš pilnai tikiu, kad gali pakartoti tą patį, ta prasme, nėra jokių klausimų, nes Baskonį tikrai nei ten turi kažkokių tai įspūdingų gynybos, žinai, specialistų ir panašiai, nei pati žaidžia labai gerą krepšinį, tai nenustepčiau, kad pamatytume dar kažką, bet dar tokį patį, bet paskui 2 savaitę, tai vėl yra kiti reikalai, tai jeigu, sakykime, 4-5 rungtynės išėlės sužaistų, sakykime, tokias rezultatyves po 20-25 taškus, tada aš jau manau, kad to dėmesio jau padaugėtų, tai manau, kad nuo to irgi daug priklauso, bet jeigu būtų iki sezono pabaigos, tai čia jau būtų rimtas dalykas, tikrai nemeluosiu, negalėtume tikrai kalbėti apie, mes jau čia prieš tai, kol Žalgiris laimėjo tam pradžioje, laiminėdavo be jo, sakytum, kad play-inas, aš pats sakiau, kad play-inas, kai ten buvo 6-1. O dabar jau sakysi iškart, kad Final Four? Play-inas buvo visai, ne, Final Four yra jau kitas mastelis, kitas jau daug turi dalykų sukristi ir dar labai toli, tai aš taip nežiūrėčiau, bet aš tada jau sakydavau be jo, dar sakiau, kad play-inas būtų visai realu. Ir aš manau, kad su juo tas play-inas tai jau būtų realiai, nesinoriu sakyti, kad čia labai lengvai pasiekimas, bet aš manau, kad būtų šansai gerokai didesni, nesinoriu sakyti, kad ten playoffai nesitiek, paterk tarp 6 jau geriausių jau yra reikalų, bet to play-ino nesitiek, 7 komanda jau žaidžia play-iną, tai tarp 6 patekti, tai aš jau taip žiūrėčiau kaip jau tokį kažkokį optimistiškesnį variantą, bet play-inas būtų, manau, kad visiškai gyvendinamas tikslas. Gerai, ir dar vienas ir tada jau važiuojam tikrai į priekį. Žinai, aš kai žiūriu į Žalgiriuką, kažkaip visada yra baisu džiaugtis, žinai, toks atrodo, čia, žinai, kažką ir vat, ką tu man pasakytum. Ieškai prie ko prisikabinti. Ieškai prie ko prisikabinti, bet, ne, man, žinai, kas yra, vat, pavyzdžiui, kaip tau atrodo, čia irgi, kas būtų, jeigu būtų, žinai, tai, kad nebuvo Tamano. Tamanas, aš tai nematau, kad ten labai didelis tas sakykime, žaidimas jų ten buvo pasikeitęs, Panathinaikosas yra tokio būsinis, kol jie laukia, esu jau sakęs, kad jau laukia playoffų, jau jie žino, kad jie čia žais tenai ir panašiai, jie tokie atsirenka tos varžovus, vienas su vienai žaidžia, kitas su kitai žaidžia, jie tokie, atrodo, jie taip apie save galvoja, tikrai išsiskiria to Eurolygoje, nežinau, ar tai labai geras požiūris ir nežinau, ar gali paskui jungti tą mygtuką playoffus ir visus daužyti, kad potencialo ir medžiagos turi, tai turbūt turi. Nežinau apie daužimą, bet sakykime, kad laimėti tas rungtynės, kurias reikia ir visų rungtynių ten jau kelias prieš tai, gal 2-3 tokiu būdu sugebėjo ištraukti, o prie Žalgirio nesugebėjo. Tai tas Atamano efektas, taip jisai būtų gal kažkiek kitaip rotavęs dar kažką, bet taip kaip Žalgiris žaidė, tai aš manau, kad... Žodžiu, dedam į kišenę rimtą pergalę ir nesvarstam. Aš nemanau, kad čia reikėtų labai svarstyti ir Žalgiris pasinaudojo. Jeigu ir būtų kitaip, tai ką, Žalgiris pasinaudojo aplinkybėm, kuo reikia irgi pasinaudoti. Sakykime, kad tai nei kiek netema, sakykime, Žalgirio tos pergalės ir nuopelnų, kaip jie gerai žaidė tas rungtynės, vien dėl to, kad Atamano ten nebuvo. Aš tai taip tikrai nežiūrėčiau. Reikėjo, tie žaidėjai žaidžia tą patys, taip, kažkas gal skiriasi, bet to Žalgirio geros rungtynės tikrai yra ne dėl to, kad Atamano nebuvo. Nu gerai, gal kelkime tada į karštą vietą. Aš kalbu apie serbų derbį. Triukšmo buvo daug, vaizdų gražių irgi buvo daug, kas tau pačiam iš šių rungtynių labiausiai įstrigo, gal buvo kažkokių netikėtų momentų, gal kažkas labai pradžiugino, gal nuvylė. Netikėtų, tai galiu pasakyti, kad netikėtų buvo, kad Partizanas paėmė už vienos vietos, žinai, kur žmonės mėgsta sakyti, kai kurios žaidėjus Zvezdos, kurie daro tą žaidimą, kaip Cody Millerį McIntyre, kuris baigė rungtynės su 2 taškais, taip, baigė su 9 asistais, bet taškų visiškai nerinko. Nedovičius įmetė 11 taškų, bet nebuvo ten toksai labai jau kertinis, Teodosičius išėjo tenai sumetė savo, bet kokybės irgi nebuvo, jį labai lengvai užatakavo, tai kas mane nustebino, kad Partizanas pakankamai lengvai šiaip tas rungtynės žaisdami išvykoje, derby Eurolygos ir štai visais fanais ir panašiai, tai man plius minus jie kontroliavo, sakykime, nuo antro kėlinio, kurį laimėjo 18-26,
pirmą pralošė 2 taškais, o realiai visus kitus 3 laimėjo. Tai tikrai mane kažkiek nustebino, kad taip lengvai, nes prieš tai turėjo 6 pralaimimų seriją. Jo, tai apie tą ir norėjau klausti. Bet čia vėl turbūt yra tas efektas, to derbio efektas, yra tų fanų, tas kitas požiūris į rungtynės, ten tie, mačiau ten tos visus reelsus, kur paskui, kai žiūri rungtynės, ne taip viskas, paskui, kai žmonės moka gražiai iškarpyti, parodyti, tai tą dar kažkiek ekstra tą uždeda ant tų, aišku, efektų ir panašiai, kažkaip parodo iš arčiau ir ta nuotaika būna kitokia, bet, įspūdinga atmosfera, visi atsistoja ir panašiai. Tai Zvezda mane gal labiau nustebino ne tai, kad Partizanas nustebino po tų pralaimėjimų, bet Zvezda nustebino, kad namie nesuždė labai gerų rungtynių, turi pasakyti, ir Partizanui leisti 90 taškų įmest. Tai yra pakankamai daug, nes Partizanas, jeigu aš neklystu, turėjo paskutiniam per tas 6 rungtynės išlės, kur palošė, vidurkis buvo apie 74-5 kažkas tokio. Tai tikrai 15 taškų įmetė daugiau ir, kaip matom, to pergaliai užteko. Ką dar atkreipiau dėmesį, tai dar vieną ką su lietuviškas toks akcentas, kad Giedraitį pamatėm žaidžiantį daugiau 3 pozicijai, ką prieš tai žaisdavo tikrai pakankamai daug 4, tai puolime kaip ir sekėsi, atrodo, kad geriau 10 taškelių išsimetė ten tų 3 taškus, 2 pataikė. Gražus vienas ten buvo, kėlinio pabaigoje, 5 pražangos labai gerai atspindi tą, kad sunkiai jam ten sekasi, jeigu ten dengia tos 3 numerius, jeigu išsikeičia su 2 numeriais, ten 1-1 buvo keli epizodai, kur tiesiog eina pro jį, jis subauduoja, ten nori, kad baudų nebūtų, bet ten toksai nespėja, atrodo, kad lietokas pakankamai, tai turbūt galima kažkokią išvadėlę pasidaryti, kad kai žaidžia 4 numerių, ten tų, sakykime, bėgiojus, plius minus, ne su visom komandom, aišku, bet turbūt logiška, kad žaidžia daugiau 4, nes tada, sakykime, nėra to, negauna tų match-upų, kad reikia gintis perimetrę, niekas nelabai stipriai jo netakuoja, tai nes šitos rungtynėse atrodo, kad geriau sekėsi puolime, bet gynyboje tikrai krito į akis, kad daug kur nespėja, bet 20 sužaistų minučių, tai pastaruoju metu jam yra pakankamai daug, tai tikėkime, kad nebuvo, sakykime, tokios rungtynės, kurios išimtinės ir tų minučių bus ir kitose rungtynėse pakankamai. Apie Partizaną dar kalbant, 6 prieš tai buvę pralaimėjimai. Ar galim taip žiūrint į priekį galvoti, kad čia buvo kažkoks jau bent jau šitoj sezono daly kaip ir dugnelis, nuo kurio dabar atsispirs Partizanas ir pradės po truputėlį kapstytis į viršų? Čia sunku. Nes jeigu būtų reikėję prieš rungtynes statyti, už kurią komandą būtum padėjęs? Zvezda greičiausiai vis tiek žaidžia namie ir tie pralaimėjimai 6 iš eilės vis tiek, nors Zvezda irgi nežaidė ten to kažkokio kosminio krepšinio, bet vis tiek, žinant tą atmosferą, kokia būna per tuos derbius ir žinant Partizano formą, tai būčiau sakęs, kad vis tiek kažkoks favoritas turbūt būtų Zvezda, o į tavo klausimą atsakant, tai pamatysim šią savaitę ar kažką duos, nes namie priema Olimpiakosą, tai žinai, aišku, jeigu apsilaši derbį ir sakykime, 2 pergalį išlės kaip prieš to komandą kaip Pirėjus namie žaidžiant, kas šiemet nėra Partizano ginklas, nes jie yra 1-5 namuose, kas yra tikrai labai, labai keistas dalykas, žinant tą visą atmosferą, bet kartais tokiom komandom pasijaust geriau ir sužaidus vienas geras rungtynės, ypač turbūt šituo atveju derby, kas irgi prideda kažkiek ekstra žaidėjam, treneriam ir panašiai. Kai kurie žaidėjai po truputį atranda gal kažkokias pozicijas. Aizėja Maikas pelnė pirmosius, sakykime, savo taškus, kur prieš tai nežaisdavo, iki tol buvo sužaidęs tik tai 2 rungtynės, dar grįžtant prie to, įmetė 13 taškų, kas tikrai labai stipriai prisidėjo prie geresnio Partizano puolimo. Tai turbūt dar vienas ginklas Partizano, ko jam trūko, tai Karlikas Džonsas įmetė 21 tašką, neįmetęs nei vieno tritaškio, kur atrodo irgi pastaruoju metu įgauna formą. Tai po truputį gal tos rolės ir kažkiek gal ir dėliojasi, bet kai tų pergalių nėra, tada atrodo, kad vis tiek viskas kažkaip sudėtingai pakankamai. Tai ar dabar yra geras laikas, sakykime, pasimti tokį Olimpiakosą namie, tai taip, natūraliai gautųsi, kad į Partizaną visiškai kitaip žiūrėtų. Apsilaši Zvezda išvyko, apsilaši Olimpiakosą namie ir tave žiūri, tas 6 pralaimėjimai jau yra pamiršti ir vėl visi žiūri tave kaip į, sakykime, aišku, ir dabar žiūri kaip į solidžias komandą, bet vis tiek, kai matai tuos 6 pralaimėjimus šėlės, tu supranti, kad nebūna atsitiktinumų, kažkas vis tiek nėra iki galo gerai. Tai žiūrint kitos komandos, ypač kai kurios žaistų, sakykime, ne Partizano arenų, ne Belgrade ir panašiai, tai dabar Olimpiakosui po tokio derbio aš manau, kad vis tiek yra kažkoks, dabar gal kažkiek atsigavus, uždė derbį laimėjo ir pažiūrės gal kažkiek rimčiau, o Partizanui puikiai proga apsilošti vieną iš Eurolygos lyderių namie ir
ir pasakyti visiems, kad mes grįžom, niekas čia mūsų nenurašinėja, nes dar anksti. Klausyk, mes čia turėjom tokią situaciją, kad 6 pralaimėjimai. Čia kalbam apie Partizaną, pakalbėkime apie kitą komandą, kuri turėjo 6 pergalės iš eilės ir pridėjo 7. Ir jeigu būtų reikėję apie tokį momentą kalbėti prieš sezoną arba sezono pradžioj, turbūt... Net neik, daug kas. Ne visi ekspertai būtų prognozavę. Visi būtų prognozavę, kad ten tikrai ne Paryžius. Tikrai ne Paryžius. Tai va, aš kalbu apie Paryžių. Paryžius su Anadolu, Paryžiaus 7 pergalė iš eilės, 9-3-8-4. Nu tai kaip taip? Kas čia vyksta? Geras krepšinis, be jokių variantų Efesui. Efesas taip, be Larkino sudėtingai atrodo, leidai namie mes 93 taškus varžovom, kurie žaidžia labiau puolimą, nors mes jau prie to laidoje tikrai kalbėjom apie jų gynybą ir aš sakiau, kad jų skaičiai tikrai yra kosminiai gynyboje. Niekas apie tai nekalba, vis dar nekalba, aš vis dar laukiu, kol kažkas kitas pradės kalbėti apie jų gynybą. Visi daug maž sako, kad juos įskautins, baigsis tas jų puolimas ir sustabdys juos, bet, nepanašu. Ir aš tau iškart sakiau prieš laidą, kad, prognozuoju, kad bus 9 iš eilės, nes dabar jie žaidžia su Virtusu ir paskui 2 savaitė bus, tai žais su Makabiu išvykoje, ką, manau, turi visus šansus susitvarkyti, tai būtų 9. Na ir tada jau antras grajus jau Pirėjui, tas 10, tą jubiliejinę pergalę, tada jau čia jau toksai įdomesnis. Šiaip būtų visai įdomu pamatyti, kaip būtų 9 iš eilės ir tu važiuoji į Pirėjų. Tai būtų, manau, kad iškart užbėgčiau kokią, čia bus vis tiek kitos savaitės antras rungtynės, nes 2 savaitė kita. Tai būtų, aš net nebijau, iškart savaitės 2. Aš net nepažiūrėjęs, kas kitos, jeigu 9-0, jeigu 9 iš eilės ir Pirėjų žaidžia su Paryžium, tai savaitės 2. Klausyk, bet, šiaip kažkaip gerai ta komanda žiūrisi, ne? Visur, kur, aišku... Gerai žaidžia. Taip, bet ir ten, sakykime, social visas išsuktas reikaliukas, kaip jie atrodo prieš kiekvieną ten išėjimą į aikštelę, ne? Kaip kokia atmosfera, tokia faina, visi lyg atsipalaidavę ir kažkaip ir eina, ir mėgaujasi žaisdami. Tai ir yra jų turbūt stiprybė. Stiprybė turbūt yra tame iš tikrųjų, kad gal to kampo gal ir nelėtėm dar, kad ten nėra nepatenkintų, žinai, kaip sako, kad visiems gerai nebus. 12, žinai, ten 10, nesvarbu, kiek žaidžia, visiems ten gerai nebus. Bent jau aš taip susidarau, kad ten, kaip pavyzdys tokių hifį, jeigu žaidži. Iš tos rungtynės ten metimų daug neišmetė, tik tai 4, kaip jam, tai per 14 minučių yra labai mažai. Čia kaip pavyzdys hifį. Ar būtų, sakykime, normalioje situacijoje kažkokia komandai, kur nepatiktų, kad žaidėjas ten būna, kad išsimeta 15 metimų per 15 minučių vos ne Eurolygoje. Ir įmeta ten, nežinau, 5-6, ne pačių geriausių. Atrodo, kad turėtų būti kažkas nepatenkintas. Bet ten matosi pas juos, sakykime, kažkokia tai panika, ar ten pirštų badymai, žinai, ar ten tu kažką ne to padarėjai ir panašiai, kažkokie kaltinamai. Aš nematau. Aš matau, kad ten jie išeina, pakankamai alkani, visi vienas kumštis ir šiaip tą visą atmosferą, kokia yra toj komandai, dabar Eurolygoje aš nematau kitos tokios komandos, kuri taip žaistų. Gal Bayernas yra kažkur netoli, pagal tą emociją, aš kalbu apie tą visišką emociją kaip komandą, bet ten ir tai tu pamatai, kad vienas gal kažkiek ramiau, nerodo tų emocijų per daug, toksai yra, bet būtų turbūt gal arčiausiai, nes irgi žaidžia gerą krepšinį, puolimo krepšinį. Barsa galėjo įsitikinti to, bet prie to dar prieisim. Tai man tas Paryžius dėl to, ką ir sakai, kad gražiai žaidžia ir gerai atrodo. Ir tie rezultatai yra geri, aišku, tas viskas susideda, atrodo, kad viskas paprasta. Bet ant tą jų krepšinį žaisti kokybiškai 40 minučių, išrotuoti visus žaidėjus spliteriui, tenka girdėti, kad ir ant spliterio ten važiuoja, kad tenai taimautai nekokybiškai, sakykime, visos tos korekcijos, kažkokie pasakymai yra vaikų darželio lygio. Aš žadėjau paklausti tavęs, ką tu apie tai galvoji, žinai, kur per minutę kartais būna tiesiog taip ramiai priminamos, atrodo, visiškai krepšinio pagrindai, žinai. Bet tai jeigu veikia, žinai, tai yra, tai ar Atamanas, pavyzdžiui, aš vis laik sakau, ar Atamanas ten yra kažkoks ten strategas. Jis nėra strategas. Jis nebus strategų gyvenime, tas mes, jeigu taktikų vadinai, taktika, jis nebus. Nebus, nes jis yra ant emocijos, ten užžėks kažką, leis duos lyderiui 35 minutės žaisti, tai va, nuspirs 3 brangius žaidėjus, eik žaisk. Bet tai čia kitas, tu jau nusipirkai brangius žaidėjus, tau jau natūraliai lengviau, kad jie geriau žaistų. Aišku, tenai, kaip dabar pavyzdys Panathinaikos, aišku, kiti expectationai, visi nori laimėti lygą ir panašiai. Čia iš Paryžiaus niekas to nesitikėjo, bet dabar tu
ar Splitteris prie to neprisidėjo, sakykim taip. Ir gali sakyti, kad jo perėmė tą komandą iš Suomio ir kad čia žaidžia tą patį krepšinį, ką Suomi žaidė, taip, bet jisai galėjo ateiti, galėjo sugadinti. Galėjo, kaip rūkis, galėjo žaisti kažkaip kitaip. Bent jau kol kas nepanašu, kad gadina. Taip, bet ar dabar tik tai ten, sakykim, TJ Shortas yra, sakykim, kaltininkas to, kad jie yra 7 pergalių šėlės kely. Nu ne, Splitteris irgi daro savo darbą. Taip, ten ar tas taimautas, kur apie visi kalbėjo, ar jisai atrodė kažkiek juokingai, taip, jis atrodė kažkiek juokingai. Aš viską tam pripažįstu, bet tas veikia. Pasirodo, gal tai komandai tiek ir užtenka kažkokių ten tokių detalių, ant emocijos ir panašiai. Ir matom aš irgi pakankamai skeptiškai iš tikrųjų žiūriu ten tos visus šokinėjimus prieš rungtynės, po rungtynių, ten tos visus, tą vaibuką. Bet veikia. Bet jisai veikia, tai tu ar tu gali, sakykim, tai komandai, kuri laimė Eurolygui 7 iš eilės. Ir tikrai niekas nebūtų, man jeigu kas nors pasakytų dabar, jo, aš galvau, kad Paryžius gali, bet nesvarbu, kurioje sezono stadijoje 7 iš eilės laimėti šitoje Eurolygoje. Aš nebuvo tokio žmogaus, net nebejoju. Panašu, kad svarbus vaidmuo tenka ir tam žmogui, kuris parenka gabalus prieš išeinant jiems, žinai, kurie ten šokinėja, žinai. Gal nusiunčia, žinai. Gal nusiunčia, žinai. Gerai, pakalbėkime apie kitą irgi smagiai kartais atrodančią komandą. Ypatingai, kai užsiautėja, pavyzdžiui, toks žmogus kaip Obstas, ne? Aš kalbu apie Bayerną ir Barceloną. 107-8. Obstas 11 tritaškių. Paskutinio reikėjo luktelt. Taip, žinai, klausimas buvo spėšlės. Išlaikė intrigėlę. Bam, yra gražiai. Tai čia negražiai, čia yra įspūdinga. 11 tritaškių įmest per rungtynės yra kažkas iš kosmoso, iš 16-11, dar realiai, kai buvo įmetęs jau 10, dar 4 ten gėlinio, tada sugalvoju apie Neroją pastatyti aikštės gynybą, tai aš iš karto pažiūrėjau, okei, dabar aikštė, tai tikrai 11 mes ir kaip tai čia buvo, gavo Edvardas ant 45 į kampą Obstui, 2 perdavimai. Tarpsime, ataka 2 perdavimai ir Obstas kampe visiškai laisvus, bet prametė tą metimą. Galėjo būti 11, bet jis prametė. Okay. Paskui jau pakeitė tą gynybos sistemą ir paskui bandė ant jo derinių žaisti, jau Barsa matėsi, kad stengiasi tikrai neleisti mes to 11 tritaškio. Nežinau, ar jie ten žinojo ar nežinojo, kad čia bus rekordas, bet turbūt jau gal, kad ir nežinant rekordą, ten po kokių 5 jau Penaroja ten ėjo iš proto ir panašiai, jau buvo per daug. Tai jau nekalbant apie 10 ir to 11 laukimas, bet intrigėlę šiaip reikia pagirti, kad ir Obstas pats po rungtynių sakė, kad komanda žinojo, kažkas pasakė, kad 10 yra rekordas, kad jau turi 10, 11 nėra nieks įmetęs. Ir realiai ten nebuvo tos situacijos, kad jis ten turėtų žaisti, iš tikrųjų, nes ten buvo plus 20, jis realiai 4 kėlinį nuo to laiko, kai jis ten 4 pradžioje, man atrodo, jeigu neklystu, atsisėdo jisai. Bet jį vis tiek paskui išleido, kad pabandyti bent jau tą rekordą pagerinti, paskui ten porą išsimetė tokių abejotinų metimų, nes norėjo tiesiog pagerinti. Aišku, tą laisvas turbūt galėjo įmesti ir viską tą uždaryti, būtų pakeistas, ten paploja ir būtų išėjęs. Bet iš kitos pusės tą intrigą iki paskutinės minutės, vos ne paskutinės atakos ir tokį pakankamai sudėtingą tritaškį, aišku, jam tą dieną sudėtingų nelabai ten buvo, nes jis pradėjo rungtynės, patį pirmą įmetė paskutinę atako sekundę iš 8 metrų, Abrinesui, toks jausmas. Antrą irgi įmetė iš kampo Abrinesui, jis nežinojo, ką daryti, ten tiesiai įvedė, ir pasijautė gerai. Ir trečiam kėlinyje, jeigu neklystu, įmetė gal net 5 ar 4, tai tikrai. Ir paskui jau tą paskutinį ten po driblingo. Bet šiaip žiūrint, aš po to įsijungiau pasižiūrėti, kur jau sudėti ten, žinai, visi iš eilės, kur eina, tai atrodo, kad tą dieną galėjo mest bet ką. Ir toks jausmas, kad pataikytų bet ką, žinai, aišku, prametė ten. Bet šiaip, pavyzdžiui, tau netikėtas buvo pats finalinis rezultatas Barsos ir Bayerno? Paprastai apie Barsą, jeigu liečiant Barsą, tai praeitą savaitę -20 nuo Paryžiaus, šią savaitę -20 nuo Bayernų, nuo 2 komandų, kurios taip ir žaidžia ir tiesiog manau, kad parodo, kur Barsa dabar yra. Barsa trūksta, Barsa tų žaidėjų, galėsime aišku paliesti, bando pasipildyti, bet Barsai tas greitas krepšinis, kur atrodo ispanų, tas krepšinis mes jau čia, nežinau, 10-mečiais kalbam, kad Ispanijos krepšinis yra greičiausias, geriausias lygis ir panašiai, bet tai, ką žaidžia dabar Bayernas ir Paryžius, sakykime, sezono starte, tai greičiai, kokybė, sprendimai, greiti metimai ir panašiai, tai jau lenkia, bent jau šitą Barsą tai lenkia. Na, aišku, Barsa tą patį turi tikrai problemų ir sudėti ir panašiai, bet, sakykime, Bayernas dabar ir Paryžius yra tokie,
visiškai išsišokėliai ir toliau, nematau, kad juos galėtų antiek pristabdyti, kad mes apie juos, nebekalbėtume. Staiga nebekalbėsime. Nebežiūrėsim ir nors kai kurie žmonės taip sako, bet, namų rungtynės kaip pavyzdys, jau taip gerai pradėjai sezoną, tau realiai užtenka ten ir vos nenamie viską susirinkti ir tu būsi tikrai gerokai aukščiau, negu tau visi prognozavo. Čia nėra taip, o namie žaidžia įspūdingai, tas Bayernas žaidžia namie įspūdingai, Paryžius matom, išvykus žaidžia irgi gerai, praeitą savaitę Barsas sudaužo Tai nėra, sakykime, namų komandos, kur tik namie. Galvojom, kad bus, nes Paryžius ten ta nauja arena ir panašiai, o Paryžius ten pagal skaičius netgi prašiau puola ir mažiau taškų pataiko namų rungtynės negu išvykos. Išvykos netgi žaidžia realiai puolimą geriau. Tai parodo, kad tai nėra namų komanda ir akivaizdu, nes praeitą savaitę apsilošė Barsą išvyko su 100 taškų, šią savaitę, užpraeitą savaitę Barso, praeitą savaitę apsilošė FSA išvyko, kur irgi 90 plus taškų. Tai tas komandas žiūrėti dabar yra tikrai smagu, aš tai netgi rekomenduoju, pats tai tikrai žiūriu, nesvarbu su kuo žaidžia, tas komandas žiūrėti yra tikrai smagu. Gal mes iškart šitoje vietoje galim pakalbėti apie Barcelonos naujoką, atvažiuoja į Barsą Raulis Neto. Kaip tu matai šitą pasirašymą ir kaip galvoji, ar Barsa tai išgelbės? Jeigu ją reikia gelbėti šiuo metu. Nežinau, reikia gelbėti, bet kažkurio metu reikės, nes visą sezoną įžaisti, sakykime, ir ACB pirmenybės ir Eurolyga su tokia rotacija, neturint Laparovitolą, jie prarado prieš gerą mėnesį, nieko neatsivežė, matom, kad iki šitų 2 pralaimėjimų iš eilės atrodo, kad neblogai tvarkėsi, buvo aukštai, bet žinai, Eurolyga toks dalykas, 2 iš eilės gavai, dabar žais El Clasico šią savaitę, gauni jeigu 0-3, tai tada atrodo, kad jau kažkur kažką pavėlavai ir čia viskas labai greitai, tada kitą savaitę 2 ir jau žiūri, kad jau tu visi dobėjai. Tai tada, kol pas tave atvažiavę žmogus supranta, ko tu iš jo nori, kokia sistema. Kad jau laidai, vos negalvoja, kad kažkas šiandien taip, aišku, tai Raulis Neto nežinau, ir jisai gali išgelbėti atvažiavęs iš Ką mes iš viso šiai dienai apie jį žinom? Tai šiaip jis talentingas, jeigu ne ta trauma prieš porą metų, kur ten viskas pas jį nutrūko, kas galėjo nutrūkti, tai būtų viskas turbūt kitaip. Vis tiek NBA lygio žaidėjas buvo patekęs į NBA ir panašiai, bet ant tą traumą labai sustabdė tą karjerą, paskui išsigydė, vėl tą mini traumelį ir dabar matom, kad žaidė Brazilijos lygoje ir panašiai. Tai taip, jis turi ten tą itališką pasą, kaip aš suprantu, ir Barsai turbūt tas irgi yra pliusas. Nes ten yra dėl tų taisyklių, kiek tu gali registruoti ne europiečių ir panašiai, Ispanijos liečia lygą. Taip. Tai tas plius yra sezono vidurys, sakykime, ten tų žaidėjų, sakykime, pasirinkimas nėra labai jau didelis. Mano gal apskritai jie vėluoja, nes, tu žinai, kad Laparovitola nėra tas žaidėjas, sakykime, Eurolinis, jis yra vienas svarbesnių žaidėjų. Ir tu žinai, kad jis negrįž. Tu žinai, kad jis negrįž už mėnesio, jeigu už 2, už 3 ir tu, dar mėnesį palauki pakinti. Tai tokia keistoka ramybė. Tai. Arba iš kitos pusės turbūt mes, kiekviena komanda, kai kalba apie pasipildymą, ką mes girdim pirmiausia, kad nėra kuo pildytis. Tai turbūt irgi ne iš gero gyvenimo. Aišku, ne iš gero, turbūt nenori bet ko, žinai, pasirašyti, bet ar Raulis Neto atvažiavęs dabar 32 metų po tokių traumų ir panašiai, ar gali būti, sakykime, toks kaip Laparovitola, didelis klausimas. Gal čia bus antras sugrįžimas? Kad bus įdomu pažiūrėti, kaip jis atrodys Barsui ir panašiai, tai faktas, bet kiek man teko čia truputį pasidomėti, tai net gal ir sutarty yra numatyta, kad jeigu trauma ten kažkas, tai Barsą nereikės kažkaip ten mokėti ar panašiai, tokios sąlygos, tai tokios jau kai įsirašinėjai tokius dalykus, tai kažkiek tu ir nepasitikė tą visą situaciją ir kas turbūt yra logiška, nes pastaruoju metu tikrai tos traumos kamuoja ir tos traumos yra pakankamai rimtos. Tai ar jisai pakeis Laparovitolą, čia pakankamai dideli batai, kaip žinai, sako Amerikoje. Tai tie batai dideli ir jisai gali labai sėkmingai ir labai greitai. Aš kažkaip taip pažiūrėčiau kažkaip gal ramiau, netgi labiau pesimistiškai negu optimistiškai, bet kad ar jį bus įdomu pažiūrėti Eurolygoje prie Barsos komandoje, tai bus tikrai labai įdomu pažiūrėti, kaip jisai greitai pritaps ir ką gali duoti komandai. Į Barceloną atvažiuoja, o iš Makabio išvažiuoja. Iš Makabio išvažiuoja Sabenas Lee. Armani Makabi, palieskim visus čia šitos klausimus, kaip tu vertini tai, kad Lee išvažiuoja, ar trūks Makabiui, ar Makabis spėjo stipriai suaugti, ar trūks labai jo, ir kaip tau iš viso šitos rungtynės Armanio ir Makabio? Tai atrodė, kad viską, sakykime, pradėjo gerai Armanis, ne Armanis, o
Makabis pradėjo gerai, bet neturi Armanis dabar, man atrodo. Armanis pradėjo žaisti gerai, o Makabis neturi daug šansų visą šitą situaciją ir tas Seibino Ly, apskritai tas paleidimas ir grįžimas į Turkiją turbūt parodo, kokioje situacijoje mes jau kalbam, žinai, kelias laidas ir panašiai, netgi visą sezoną kalbam apie tą Makabio situaciją, vienas atvažiuoja, vienas traumuotas, dabar Rivero dar traumuotas didelis žmogus, ta rotacija mažėja, tas Seibinas Ly, kaip supratau, apskritai net neskraido su komanda, tik tai būna, kažkur dalį pasportuoja, atvažiuoja tiesiai į rungtynės. Tai kaip ten skaičiau dieną prieš prisijungę, tai matyti ten, kur atskrenda. Tai ten jau treniruočių realiai nėra su komanda, tai ar apie kažkokį tu gali, ir matom skaičius, Milanas įmeta 98, tu išvyko nelaimėsi, nėra šansų ir Makabis, turbūt toliau, to visoje situacijoje, nežinau, kaip čia pasakyti, vargšai, nuskriausti, nežinau, tiesiog, aišku... toks sezonas, kurį visi turbūt norėtų jau dabar uždaryti ir pamiršti iš Makabio, žinai. Turi pasakyti, kad jie bando, bet, vienas žaidėjas išvažiuoja, Blatas gavo traumą, grįžo, gavo vėl traumą, Rivero, kuris tikrai pakankamai solidžiai ir virš galimybių, netgi, manau, pradėjo sezono kaip centras, žinai, tikrai daug padėjo. Irgi gauna traumą, ir toksai tu nesportuoji, skraidai ir laimėti išvykos rungtynės apskritai yra, manau, kad Makabis dabar yra tikrai nepavydėtinė situacija ir kažkaip aš apskritai jau po truputį jau pradedu atsargiai jo žiūrėti, kad jie gali kažką čia nuveikti ir aš manau, kad jie labai čia kažko nebeišsišoks šiemet, nes tokioje situacijoje labai sudėtinga, nes dabar aš manau, kad jie dar kažką atsiveš, bet vėl tas atsivežimas, žinai, Bet kiekvienoje sunkioje situacijoje reikia ieškoti krislelio džiaugsmo ir šiose rungtynėse tas krislelis džiaugsmo galim pasidžiaugti, kad yra Rokelis Jokubaitis, ne mūsų, kuris savo pasiekė irgi rekordą, rezultatyvių perdavimų rekordą, 10. Gražus skaičius. Tai Rokas už jį galim pasidžiaugti. Rokas naudojasi jau kurią savaitę ir jis tai naudosis ir ta, žinai, čia... Mes jau praeitą irgi čia laidą kalbėjom, kad to situacijų gal Roko net nebūtų apskritai Makabi, bet Rokas turi to naudotis ir matom, kad jisai savaitę po savaitės to naudojasi. Nežinau, ar čia labai yra to viso situacijų, čia labai didelė pagoda, aišku, iš Roko pusės žiūrint, tai Rokui labai gerai. Prasme, jeigu gali būti apskritai to situacijų kažkas gerai, tai Rokas išeis tikrai plius iš tos situacijos, nes matom starto 5, matom, kad leidžia jam tikrai pakankamai daug, su to kamuoliu būna daug, 10 asistų, tu be kamuolio nepadarysi, jisai tą energiją įneša, tą žaidimą greitą ir tą katašo pakankamai laisvą, jis tikrai gali žaisti ir tos minutės 25, tai jau ten eilė rungtynių virš 20, apie 25 žaidžia, tai nėra šansų, kad jos sumažėtų ir Rokelis tikrai tuo naudojasi pakankamai sėkmingai. Klausyk, gerai, Makabio situacija yra viskas aišku, ten jie ne savo norų, žinai, kapanojasi, daug dievė greičiau užsibaigtų iš visa situacija, kurioje esame ir dėl ko taip yra. Bet kita komanda, į kurią žiūrint, atrodo, nėra jokių išorinių veiksnių, žinai, ta prasme, treniruojasi savo aikštį, žaidžia savo aikštį, viskas yra gerai, bet kažkaip Baskonijai, atrodo, iš šono žiūrint, nelimpa, ne, ir Olimpiakosas 9-2, šiam 9, aš pasakysiu, taip, nenoriu kažko čia įžeisti ar kažką, bet buvo, tiesiog nuobodu. Toks, kur, Mes vaikystėje sakydavom vieni vartai. Tokie vieni vartai ir tokie, nesuprasi, ką ten ta komanda, žinai, daro, tai kaip tau atrodo viskas iš šono. Tai Baskonija atrodo, aš gal net sakyčiau viena, jeigu taip sudėtum, žinai, adekvačiai pagal galimybės komandos sudėti ir panašiai, tai turbūt būtų viena prasčiausių komandų dabar žaidžianti prasčiausią krepšinį. Jeigu Alba iš Albos, tu nieko nesitikė, ta prasme, jeigu taip žiūrint iš Baskonijos, tu vis tiek nesitikė, tu keis daugiau negu iš Albos. Taip. Bet ar jie žaidžia geriau negu Alba, man nežaidžia geriau negu Alba net. Tai ten tas žaidimas... O kaip tu galvoji, dar, sakykime, vis tiek pakankamai tokia ankstyva sezono stadija, ne? Ar Baskonija dar gali kažkaip kitaip pradėti atrodyti, ar čia mes taip apie ją ir kalbėsim iki pavasario? Aš jau prieš sezoną sakiau, kad kai buvo tokios sudėties, sakiau, kad tų žaidėjų yra mažai tų išreikštų lyderių, sakykime, kažkur, kurie gali rinkti taškus ir panašiai, gynybinių gal žaidėjų irgi taip mažokai man, tai tas krepšinis apskritai jų prastas, realiai nuo Howardo labai daug priklausomų, bet Howardo skaičiai yra tragiški sezono pradžioje ir tas puolimas nevyksta, apsigintų irgi negali, tai labai man trūksta kokių žaidėjų, dar dabar prarado tą
Luvalu Kabaro. Taip. Prie Žalgirį nežais, nu, tai Žalgirį čia visiškai auksinė proga, auksinis šansas ir tikėkime, kad nenudegs nuo to, kad žinodami, kad turi pasim tą taškelį. Tai Baskonijos žaidimas tikrai, mano galva, tai yra vienas prasčiausių apskritai dabar Eurolygų, netgi ta rungtynių pradžia, sakykime, su Olimpiakosu, tai taip, Howardas ten pradžioje pasiautėjo, Volkupą išbraukavo 2 pražangas ant tritaškio linijos, susimetė tas baudas, ten porą dvitaškių, bet vis tiek baigė su 12 taškų, 0,5 tritaškių, Howardas ir ten tas dėmesys jam, pliusas minusas prie minus 14, naudingumo balų jo vidurkis yra 4,10, tai realiai kažkaip, žinai, kai pritraukia kameros ir kai tu matai, kad žmogus yra toks, žinai, visiškai tokioj būsenoj, kokio yra, tai man gaila į Laso žiūrėti. Kartais atrodo, kad nevilti žmogus, žinai, pats žiūrėdamas į šoną. Jisai čia turėjo, manau, lūkesčių pakankamai daug ir norėjo kažką čia padaryti, pats žaidės Baskonijų kaip žaidėjas, gavo šansą, žinai, Ispanijoje, gauna šansą Eurolygos trenerių būti. Ir tu realiai supranti, kad tu esi ne ten, kur tu turėtum būti. Aš neskau, kad jie ten turėtų būti, žinai, playoffuose, play-inė ar dar kažkur, tai, bet aš kalbu labiau apie patį krepšinį, pačią komplektaciją, tai, nu, man atrodo, kad nepavykus ta komplektacija iki galo. Aišku, Sedekerskis buvo gavęs traumą, yra tokių kažkokių tai priežasčių, tas pats Howardas tikrai toli gražu nuo to, kaip žaidė pernai, net nearti. Na ir tada tu atsirandi tokioje situacijoje, kur tau reikia kažkokios, žinai, pagalbos iš kitų žaidėjų, bet tos pagalbos ten yra labai minimaliai. Tas pats Forestas, pagrindinis žaidėjas, kuris Cody Millerį McIntyrą turėjo pakeisti, ar jisai pakeičia, nepakeičia iki galo, aš manau. Taip turi ten tą tokį labai vieną įdomų dalykėlį, kad jeigu žiūrėsite tas rungtynės su Žalgiriu, tai labai mėgsta įėjęs į baudos aikštelę, jeigu žaidži 2 prieš 2 arba veržysi, sustoja ant 2 kojų. Matai, retai pamatysi gynėjų, kad apsimės sustoja, tada žiūri ar mest, ar nusimest, bet dažniausiai vis tiek, jeigu tu eini iš greičio nusimeti, arba meti, žinai, o jisai labai mėgsta ir pastebėjau kelis kartus, ypač prieš Olimpiakus, nežinau, gal 5-6 atakas jis įeina į baudos aikštelę, mato, kad negali užbėgti, sustoja ant 2 kojų ir tada jau ieško, tai neįprasta pakankamai tokiam, kaip įžaidėjo toksai dalykas, tikrai atkreipia dėmesį, nes nepratęs prie tokių dalykų, bet ar jisai, sakykim, ten tą komandą valdo įspūdingai ir ten kažkaip, aišku, ten nėra ką valdyti, jeigu tavo, sakykim, pagrindinis sniperis nepataiko. Vis tiek ten dauguma, labai daug derinių, ten bėga be kamuolio, ten tas Howardas, ten būna 2-3 užtvaros, visi ten žiūri ir, o jisai, kadangi nedeliverina, nieko negali susikurti, mes tai Baskonija atrodo labai prastai, tikrai labai prastai. Nu gerai, eikim gal pakalbėti tada, kas atrodo tikrai gerai ir aš šį kartą kalbu ne apie pačią krepšinio aikštelę, bet pasižiūrėjau prieš atvažiuodamas šiandien čia į laidą, labai gražiai Šarūnas Jasikevičius atrodė, su šeima leido laiką. Austrijoje. Jo, labai graži beretė tokia buvo ir jo, ir žmonos. Dėl beretės galėtume pasiginčyti. Tai va, tai Šaras kažkaip grįžo į Instagramą galbūt tik tam savaitgalį, bet pakalbėkim. Rodyt, kad davė laisvų. Jo, vat apie ką ir aš noriu pakalbėti, žinai, iš pradžių gal labai trumpai pakalbam apie pačias rungtynės, ne, ir 6-8-2 prieš Virtus, ir tada jau, aišku, visi kalbėjo apie 2 interviu, žinai, tai kaip tau atrodė pačios tos rungtynės? Kaip Šaras, labai Šaras gerai aš nieko nesuprantu apie krepšinį, tai nieko nežinau, bet čia ir yra Šaro tas dalykas, jisai sugeba, sakykime, be žaidėjų, sakykime, turi realiai 3 žaidėjai jam ištraukia tas rungtynės, tai Heisas, Kolsonas ir Guduričius, atrodo, kad žaidžia nukraujavę, be žaidėjų, sakykime, ir Šaras vis tiek sugeba taip sudėlioti, kad atrodo, kad viskas yra logiška, nors jeigu tai pažiūrėtum tą rungtynių galą, tai ten tas ypač, Heiso, ten tas tritaškis tenai buvo gal ir logiškas, po taimauto viską ten norėjo, plius minus, kad turėtų kamuolį, ten pagazino, buvo kaštas, įmetė viskas bet ataka prieš, tai Guduričius metė tą tritaškį, tai tiesiog nusivarė ant 45, žmogus prie pat, šoko į orą ir metė, buvo kaštas, prieš tai gerai pataikė ir panašiai. Buvo įmetęs 18 taškų per 20 minučių, per 23, bet aš įsivaizduoju Šaro reakciją, jeigu jis to tritaškų būtų nepataikęs. Tai, mes jau esame matę reakciją, kai pataiko tritaškų žmogus. Tai Šaras tikrai ten, manau, kad būtų
aš manau, kad jis ten, kad nieko nebesmartu apie krepšinį, ten, manau, kad nenustepčiau, kad mintyt ir turėjo, vienas iš epizodų buvo tas metimas. Taip. Nes ten tikrai nebuvo pagal kažkokį derinį, pagal kažkokį planą, ar ten tuo labiau laisvas. Nes jeigu kažkas žiūrės, nematė tų rungtynių, galite atsisukti ten pačiam gale. Paskutinės 2 atakos, kai Guduričius tiesiog atsivaro prie minusinio rezultato, ir meta trajeką. Tiesiog meta prie žmogų. Ir nubėga ir maždaug, kad čia taip turėjo būti. Tai parodo, kad Šaro žaidėjai tikrai individualiai pakankamai stiprus. Guduričius, aišku, serbas turi tuos visus bruožus, o apie Heisų tą tritaškį, tai čia nėra ką sakyti. Heisas tikrai žaidžia kosminį krepšinį, Šaras leidžia jam bet kiek daug ir netgi prieinant prie to intervo, kuris buvo po rungtynių, tai aš manau, kad čia tik tai atsispindi, kiek Heisas savo leidžia ir kiek Šaras leidžia Heisui pastaruoju metu, nes, tai pasakyt viešai iškart po rungtynių, kad parašykit, kas nematė, tai Heisas tiesioginėme eterį po rungtynių, kurias laimėjo ir jis įmetė realiai lemiamus taškus, paprašė, kad sirgaliai Fenerio parašytų Šarui į social media, kad Šaras duotų laisvų dienų, nes jam reikia pailsėti, kad kažkiek atsipūsti ir panašiai, tai retai pamatys tokius, aš suprantu, kad tu gali bairodžinai ten po rungtynių geros emocijos, bet vis tiek tai parodo, kiek Heisas savim pasitikė. Aišku, iš vienos pusės tai yra labai gražu, tas visas nuskambėjo labai kokybiškai, ypač paskui, žinai, Šaras, kad nesupranta nieko apie krepšinį, tada komentaras ta visa gražiai suklijuoja vėl. Viskas gražiai suklijuota ir turbūt laisvų davė, nes Šaras su Beretė buvo vienai, tai turbūt porą, 3 turbūt Denelės davė laisvas. Bet klausyk, bet Heisas visada buvo prie Bayerio. Jo, bet tu prie Bayerio, žinai, yra viena, kai tau prie Bayerio, bet, pabairuosi 2 kartus pasakys, kad, gal užteks. Tu, žinai, yra vieta laikas, žinai, su kuo bairuoti ir panašiai. Aš suprantu. Kad komandai ten bairuoja ir visas tas metai, aišku, kad tokių žaidėjų labai reikia ir panašiai. Ten be Bayerio rūbinė, be Bayerio treniruotėse, rungtynėse, tai tikrai būtų, labai sudėtinga, bet kai tu tiesioginėme eterį bairuoji ir prašai fanų, kad parašytų tavo trenerių, kad duotų laisvų, tai skamba kažkiek kitaip. Šaras gal dėl to ir sugrįžo į soc tinklų, žinai, pasižiūrėti, kiek žinučių gavo. Ar tikrai čia rašė ir viskas. Klausyk, bet dabar, jeigu po šitų laisvų panašu, kad buvo Feneriui... Nemanau, kad Šaras pats išvažiavo, su asistentais jūs padirbėkit. Jeigu Feneriui nesiseks, tai laisvų turbūt jau iki pavasario galo ir nebebus. Bus dar vienas langas vasarį, žinai, tai ten. Gerai, tai man atrodo, kad mes perbėgom visus pagrindinius reikalus, kurie buvo praeitą savaitę. Aš galvoju, kad užmeskim akį. Žmonės vis tiek darbus turi užsiėmę yra, o tvarkaraštis įtemptas. Ką jūs, gerbiamas Martynai, rekomenduotumėte šią savaitę krepšinio mėgėjams kaip pagrindinį patiekalą, kaip desertą ir kaip užkandį, pavyzdžiui? Norėtųsi sakyti, kad El Clasico, nes El Clasico labai visą laiką būna įdomus, bet kažkaip nežinau, aš bent jau to El Clasico nežinau ir aš labai ten stipriai laukiu, nes Barsa turi problemų, Realas irgi nežada to kokybiško krepšinio. Tai kažkaip gal laukiu mažiau negu įprastai, laukčiau kažkokiais kitais sezonais, bet iš kitos pusės turiu pasakyti, kad Barsa žaidžia namie po 2 pralaimėjimų. Realas irgi tikrai yra pakankamai sudėtingų situacijų, aišku, grįžo Mūsa, kas jam yra tikrai didelis dalykas. Ir Čiūso Matėjo kėdė, jau mes čia kalbėjom, kad ir visi kalba, kad jau irgi klausimas, kiek dar laikys ir panašiai. Tai jau girdisi traškėjimas, ar ne? El Clasico yra puikus šansas iš kitos pusės pasižiūrėti, kur tos komandos galbūt iš tikrųjų yra, nes vis tiek tas fonas ten tie pralaimėjimai, turbūt ir tas žaidimas jau turbūt krenta į antrą vaidmenį, ką ir pamatėme ir serbiškam derbiui po visų tų pralaimėjimų Partizano, ką jau kalbėjom iš eilės. Tai čia irgi tokios realiai baltas lapas ir kas ką paims ir šansas ir vienai ir kitai komandai kažkokį tai uždėti pliusiuką tokį, sakykime, paims svarbę pergalę ir uždėti pliusiuką, žinant, kaip tas derbis yra svarbus Ispanijoje. Tai El Clasico dedam toks kaip starteris, ne? Pagrindinių patiekalų turbūt nebus. Tai pagrindinis, tai Žalgiris su Baskonė, tai desertas. Desertas, ne? Nes, ten per lengvas grajus, tai smagiai nori pažiūrėti plus 20, plus 15, tai... Toks jau įvadas. Kad desertas, ramiai atsipalaidavęs gali žiūrėti. O tai tada pagrindinių patiekalų, ką laikytumėm šią savaitę? Man norėtųsi sakyti... Partizaną ir Olimpiakosą? Man norėtųsi sakyti, kad Partizaną Olimpiakosą... Dar išskirčiau šiaip Zvezdą su Bayernu, šiaip visai dar išskirčiau, arba ten Panathinaikosą su Monako, bet... O Feneris? Feneris su Armani. Jeigu nori pasikankinti, tai gali pažiūrėti, jo. Čia jeigu po deserto norėsi dar kažko, tai nežinau. Bet dabar, žinai, dabar Armanis, tipo, grįžo, ne?
Na, aš nerekomenduoju. Tasme, jeigu žmonės mėgsta pasikankinti šaras, tai vėlsi tą visą, žaidimą su 7-8 žaidėjais ir ten kažko labai gražaus aš nesitikėčiau, bet Partizanas Olimpiakus, ką ir prieš tai kalbėjau apie Partizano, šansus kažką įspūdingą, ta atmosfera kitokia, Olimpiakusas irgi tikrai geroj formui, bet be Vezankovo, tai o Partizanui puikus šansas už kažko užsikabinti. Tai aš manau, kad visai geras mačas, kurį tikrai verta pažiūrėti. O klausyk, mes jau trumpai tai buvom užsiminę, bet vis tiek reikėtų gal plačiau paanalizuoti Baskoniją, ne? Atvažiuoja į Kauną, dar nukraujavus papildomai, tai čia turbūt nėra klausimų, tiesiog reikia pasimti pergalę ir apie nieką kitą absoliučiai negalvot. Bet kiek tai ta žinia, kad trauma komandai, kuri atvyksta, kuri ir šiaip nedemonstruoja paties gražiausio krepšinio, ar dėl tos kojos pakišimo, kad išėjai Žalgiriukas toks biški, vis tiek kažkaip. Na, aš kažkaip linkęs netikėti tokiais dalykais, kad kažkur pasąmonį, kad kažką supranti taip, bet užžaidži namie ir prie fanų ta atmosfera su Pau irgi buvo gera ir kas liečia žaidėjų, sakykime, tą kovingumą, charakterį. Tas pats Lonnie Walkeris tikrai reikia pagirti, kad jisai, užsivedęs bičias atvažiavo čia parodyti, kad aš čia NBA, aš čia staras pavaiščiusiu po aikštelę ir čia man, ištieskit raudoną kilimą ir aš čia, draskysiu. Tikrai, tik juo praeisiu, Tai tikrai netrodė, kad jisai toksai, atrodė, kad rūpė, užsivedęs ir panašiai, tai plus trinkieriai ir štabas tikrai atkreipis tą dėmesį, net nebejoju, kad bus akcentuojama, nes vis tiek patirties yra daug, tu žinai, kaip kartais žaidėjai, ką ir tu sakai, gali sureaguoti taip, kad čia silpna, nieko nelaimė, dar tą vieną žaidėją praranda, kuris žaidžia po daug minučių, ką Baro žaidžia, man atrodo, po 25. Tikrai vienas iš tų, sakykime, svarbus rotacijos žaidėjas. Taip, ir tai manau, kad čia nėra kalbų, kas ką turi nugalėti ir aš kažkaip meščiu tas visas mintis ir aš realiai galvoju, kad netgi ir su tom, sakykime, kažkiek atsipalaidavimu Žalgiris namie tokią Baskoniją turi sutvarkyti. Tikėkime, kad taip ir bus ir tikėkime, kad nemalonių staigmenų šiuo klausimu nebus. Ar dar kažką mes pamiršom paminėti apie ateinančią savaitę, į ką reikėtų atkreipdėmėsi? Lyg ir ne. Gal pačiai pabaigai dar toks, kadangi vis tiek karštais įvykiais gyvenam, džiaugiamės, kad važiuoja rinktinė Europos čempionatą, bet vakar Eurolygos žaidėjas surengė neprastą šou, ar ne? 43 taškai. Dmitrijevė pavardę ištarktų. Tai kaip tu nepasiruošęs? Galiu tavo parodyti. Dmitrijevič, jo. Tai dabar jau be klaidos. Įspūdinga, ką? Įspūdinga, ne kiekvieną dieną pamatysi tokius bairius ir kai tu žaidai, sakykime, Eurolygą penktadienį, šeštadienį, skandį, sekmadienį vėl žaidin, tai aišku, ta sistema čia viskas yra ok. Pamatėm talentą, realiai talentą, dėl ko turbūt yra, jisai Milane nėra, čia, atsitiktinumų, taip, suždė turbūt geresnės rungtynės, negu buvo galima tikėtis, negu gal pats tikėjosi. Tai jau tikrai. Bet, nes tiek, 43 taškai, taigi čia yra, ne kasdien įmėsi, bet to talento jisai tikrai turi, ten tų užsibaigimų skirtingų ir tritaškis po driblingo ir, sakykime, žaidimas 1-1, nors šiaip realiai jisai Eurolygoje dabar jo tie procentai, tai yra 62 taškų, 33 taškų. Nėra kažką labai jau, įspūdingi. Bet to talento jisai tikrai turi pakankamai rinkti negalėjo tą pamatyti. Bet manau, kad kiekvienas žaidėjas, nepaisant to, kad ne Eurolygoje, kai sužaidžia taip, ar ne, ir parodo tokį rezultatą, toks būna visų toks, kas čia buvo. Ok, aišku, turiu pasakyti, kad ten ta komanda yra ten labai su mažai talento, ten tą kamuolį turėjo išsimeti 30 metimų. Ne kiekvieną dieną pamatysi čia NBA, gali išsimesti ir tai neišsimeta, ne kiekvieną dieną net ir koks karis neišsimeta 30 metimų, 30 metimų apskritai išsimesti yra per 30 minučių, jeigu aš neklystu, 29, man atrodo, žaidė. Yra ką veikti. Tai čia realiai per metimas per minutę. Taip. Tai kaip vidutiniškai plius minus būna 3 atakos arba 2 poliai arba 2 gynėjai per minutę, tai čia vidurkis yra kosminis, tai 30 metimų yra ką veikti netgi fiziškai, matėm net laikę sutraukti. Čia, žinai, kaip ta kamoliukų mašina, kur būna. Tai automatiškai turėjo kažkiek sekundžių ir išsimeti, tai 30 metimų įspūdingas skaičius. Tai viskas, ačiū visiems, geros krepšinio savaitės visiems krepšinio gerbėjams ir Eurolygos ambasada kitą savaitę bus aptarti šios savaitės rezultatai, o kol kas, Martynai, ačiū tau. Ačiū tau. Ir gražios savaitės visiems. Iki. Vis.
Olivbet. Premium EuroLeague Basketball rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.